Sveiki, kaip sekasi? Žodis sveikata koduoja, žodis sveiki koduoja žodis sveikata. O kaip sekasi sėkmė ar gerovė? Jeigu jūsų paklausčiau, kaip sekasi, didžioji dauguma pasakytų puikiai. Bet aš pagalvočiau, kad ne visada taip buvo. Tai pranešimo metu sugrįšiu prie dviejų dalykų. Tai yra paprastumo ir kad ne visada gerai gali sektis. Tai iš tikrųjų šitas šauktukas ir klaustukas yra ne dėl intrigos, bet dėl vieno paprasto pasakymo. Pranešimo metu ne viskas bus atskleista, apie kokias čia ribas buvo kalbėta, jums patiems teks rasti dalį atsakymą. Ir kada kalbam apie 1000-mečio mokyklų programą, visada kalbam apie pokytį. Ar yra čia kas nors tarp jūsų, kam 1000-mečio mokyklų programa tiesiog yra faina ir ją įgyvendinat dėl fainumo? Panašu, kad... O kai kalbam apie pokytį, tai kalbam apie kitokį rezultatą. Ir jeigu tu nori pasiekti kitokio rezultato, viskas labai paprasta. Turi eiti kitais keliais ir veikti kitaip. Tai čia ir kalbu apie kitokias ribas ir tam tikrą prasme apie ribų išplėtimą. Ir vienu momentu labai pamėgau naudoti Ringo metaforą. Ir tai atsitiko po pandemijos. Jau prasidėjus karui Ukrainoje ir išvakarėse atnaujinta ugdymo turinio ir įtraukė į ugdymą. Ir išgirdau tokią vieną bokso teoriją. Ir kai aš ją išgirdau, susitikau sportininką, kickboksininką ir klausė, ar šita teorija tikrai gali būti teisinga. Jisai pagalvojo, atsakyti nebuvo jam lengva, bet pasakė taip teisingai. Ir jinai yra tokia. Ne tiek svarbu, kaip tu stipriai smūgiuoji, svarbiau yra tai, kaip tu sugebi atlaikyti smūgius. Ir tuo metu aš savo pasakiau ir mokytojai galėjo savo pasakyti, tai juk apie mus. Ir kada mes kalbam apie pokytį, o dar jeigu norim kalbėti apie tvarų pokytį, tai turim kalbėti apie įvairias teorijas ir apie smūgio stiprumą ir apie sugebėjimą atlaikyti smūgius. Kitaip čia nebus. Tai yra kelios sąlygos, kad pokytis šitą būtų tvarus. Ir visų sąlygų neišsakysiu, bet man labiausiai patinka dvi sąlygos. Tai viena sąlyga, tai sugalvoti kelią, kuriuo patikėtų žmonės, su kuriais tu šito keliu eisi. Tai čia visiems suprantama sąlyga, kad visi patikėtų. O kita sąlyga, nepalikti galimybės juo neiti. Tai. Ir kartais būna taip, kada tu tiki idėją, reiškia, pavyzdžiui, aš tikiu idėją ir aš savo pasakau, negaiščiau laiko, čia visus įtikinti imu ir darau šitą, nepaliekant galimybės nedaryti. Pavyzdžiui, esu tokius cirkus iškretinėjęs, kada dirbau mokyklai, ateina pirmadienį darbo mokytojas ir vietoj paprastos rašomosios lentos su kreida randa interaktyvų ekraną. Nu, čia dar senais laikais. Bet taip elgtis nereikėtų. Tai mes, kalbant apie įvardintas sąlygas, tai yra tikėjimas ir nepalikimas galimybės nedaryti, sugalvojom per 1000-mečio mokyklų programą lyderystės ir tinklaveikos srityje kai ką faina. Ir tą fainumą pavadinam Ukmergės mokyklos 24/7. Nu, atviros šitas 7 dienas, kaip ten sakos. Vienas direktorius sako, ar čia nebus taip, kaip su priešgaisriniam tarnybom. Mes tada jam paaiškinam, ne taip.
Čia kalbam apie atviras, draugiškas, įtraukęs, iš manęs besimokančias mokyklas, daug atviresnės. Ir šitą kalbam tam, kad tai, ką sukursime programos metu, būtų galima, kad tuo būtų galima pasinaudoti įrangą, infrastruktūrą, mokytojų kompetencijom visiems ir kad programa pasiektų 100% Ukmergės rajono mokinių. Ir apie Ukmergės mokyklas iš pradžių kalbėjom, ganėtinai apie paprastus kelius, kaip tos Ukmergės mokyklos 24/7 turi atsitikti. Tai kontaktiniai vizitai į mokyklas, tai yra virtualus tinklas, tai yra vizitai už mokyklos ribų, pavyzdžiui, į STEAM centrus ir mokytojų ir vadovų stažuotis. Kur čia tas paminėtas nepalikimas be išeities? Tai buvo sugalvota kiekvieną mokyklą, tūkstantmečio mokyklų programos suporuoti su kita mokykla, kuri nedalyvauja programai ir nubrėžti tam tikras taisyklės. Ir tos taisyklės čia matosi, kaip džiaugiasi susitikimu dviejų mokyklų direktorius. Ir tos taisyklės yra aprašytos žodyje, kuris mokykloje turi pačią didžiausią galią. Tai kadangi mokyklos ir pati švietimo bendruomenė yra beprotiškai konservatyvi ir statiška, ir tai, kas yra sutarta ir aprašyta, yra tėve mūsų ir negali būti neįgyvendinama, tai mes paėmėm ir paprašėme, kad Ukmergės mokyklos 24/7 atsirastų tvarkaraščiuose pagal tam tikrus mūsų susitarimus. Tai yra, kiek vizitų ir kokių į laboratorijas, kiek vizitų darbui su FabLab įranga. Ir šitą mes nesugalvojame, kaip apibrėžti bendradarbiavimo ir susitikimo, kalbant apie įtraukio ugdymo dalykus, nes kiekviena mokykla turi vis šitą kitokius mokinius, pavyzdžiui, gimnazijos, vieną kitą specialių poreikių vaiką, tai leidom tokią laisvę susitarti tarp mokyklų, ką įsirašyti šitą dėl įtraukio ugdymo srities veiklų. Ir žinote, kad tarp kiečiausių mokymosi metodų, tai yra metodas mokymas kitų. Tai jau yra vertybė. Tai pasako, kad gauna ne tik tos mokyklos, kurios atvyksta į tūkstantmečio mokyklų programas, bet ir tos, ir tūkstantmečio mokyklų programos dalinantis. Net neabejoju, kad formuojama dalymosi kultūra ir šita yra tikimybė, ar didelė tikimybė, kad tai plis ir taps užkrečiama. Ir aišku, kad tokiu principu vyksta realus įrangos infrastruktūros įveiklinimas ir visiems yra patraukliau mokytis. Ir čia, nežinau, čia gal kaip anekdotas, gal jūs geriau jį žinote, aš tik tai girdėjau, bet idėja tokia yra, kad jeigu nori laimėti loterijoje, tai visų pirma bilietą nusipirk. Ir kaip čia yra su tais mokytojais, tai dalis mokytojų yra primatę ir žino, kad galima daryti kitaip ir kokius čia darbus galima kitokius vykdyti, praktinius eksperimentus, bet to nedaro. Bet įsivaizduokit, jeigu mokytojas nematęs, kad galima daryti kitaip, tai tikrai to nedarys. Tai mūsų idėja yra išvežti kiek įmanoma ir mes su laborantais ir su mokytojais esame apvažiavę visus Lietuvos STEAM centrus
ir pradėjom vežioti mokytojus į šitą, už Lietuvos ribų. AHA centrą, paskui pamatysit, yra suplanuotas Kopernikos muziejus ir panašiai. Ir tai, tas stažuotės akivaizdžiai išplečia mokytojų akiratį. Direktoriai turėjo kelionę į Suomiją ir grįžę pradėjo pasakot, kad siaura lova, kažkas iš lovos iškrito, kažkas atsitiko su toaletais. Ir aš sakau, negi dėl to važiavote, grįžkite. Ir paskui, kai paprašėm vadovo pristatyti, tai šitą, kas vyko Suomijoje, tai gera buvo klausyti. Į Lenkiją mokytojai turėjo važiuoti daug anksčiau, aš kaltas. Ir šitą buvo perdegimas šioks toks dėl gausos mokymų ir stabdžiausi, kad nediptų ant galvos, tai mes dar važiuosime. Ir turėjome kelias lyderystės programas ir jos buvo sėkmingos. Bet labai noriu papasakoti vieną pokalbį, kuris stipriai iliustruoja tą kelią, kurio šitą mes ėjome kartu su jumis ir aš tada beveik pabaigsiu, bet noriu papasakoti. Tai yra Tom Waits ir Jim Jarmusch pokalbis, tai yra dviejų amerikiečių supermenininkų, kultinių žmonių. Ir Jimas Tomo klausia, greitai, pigiai ir gerai, pasirink dvi galimybės. Jei greitai ir pigiai nebus gerai. Jei pigiai ir gerai, greitai nebus. O jeigu greitai ir gerai, vadinasi, pigu nebus. Tai kas čia atsitiko su va šitais dalykais, šitą per 1000-mečio mokyklų programą, kai tu jau nebeturi galimybės, jau tau viešųjų pirkimų principas pasako, kad pigiai, ir dar tam tikrą prasme šitą pasako, kad greitai. Tai reiškia, kad nebus gerai. Tai mes norėjom ISM universiteto, ir taip neatsitiko, bet šitą daug dalykų iš tikrųjų įvyko. Tai kalbant apie išmoktas pamokas iš stažuočių ir tinklaveikos, reikia paminėti dalykus, kuriais mes ir toliau keliausim. Daugiau autonomijos, daugiau kūrybiškumo, daugiau susitelkimo į individualizavimą, bendruomenę. Ir šitą mano kryžiaus žygis dabar, daugiau pasitikėjimo švietime. Apie išvadas, tai, ką darėme, vertingas įkvėpimas ir dar ką jau apčiuopėme, kad mums būtinas sisteminis požiūris ir apie tai kalbėjo Judita savo pranešime, kalbėdami apie tęstinumą ir 1000-mečio mokyklų programos. O visai pabaigai, tai dar viena metafora su ringu, bet jinai jau neturi tų ribų, šitas ringas neturi. Va, ir nežinau, kiek jūs domitės japoniško sportu, bet sumo iš principo yra toks sportas, kuris turi 5 taisyklės. Tai 2 taisyklės, kada šitą tu laimi prieš priešininką ir 3 taisyklės, ko tu turėtum nedaryti. Ir kada aš kalbu apie perspektyvą ir apie ateitį, kaip pasibaigs 1000-mečio mokyklų programa, man šitą metaforą sumo ringas žiauriai patinka. Mažiau taisyklių, daugiau laisvių ir pirmin. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū labai.